Ką, sveiki. Žodžiu, orai šalti pas mūsų, toj Lietuvos pusė, kur mes gyvenam. +4 dabar ir vėjas šals. O kai trečią dieną tokia pati situacija. Antrą dieną. Šokų šarninį krautuvo. Varysiu stulpą, pasimsiu, prasitempsiu prie garažo ir išgręžti porą skylių per stulpą ir pratempti trosą. Paskui, kad būtų pievom lyginti. Su juo, tai kur seną žvėrį. Šokas reikia pašildyti biškiuką. Užsikurtų taip, bet senuką geriau pašildyti. Gerai, leikiu, paskabinsiu, nutempsiu. Let's go! Čia va, gulėtas 3 metrų su trosu jau. Aišku, pliusas mažiau, kad jisai va atbula, važiuoja atbula. Neužšėlės visada užgest. Neutralų susikuria. Ir atbula važiuoja, atbula. Ir vėl užgeso. Šitą daiktą trūksta. Įlipti vienas žingsnis, gerai, kad nustiek, ne. Ir vėl užgeso. Taupo dizelį. Be reikalo, nepeškinti. Smart technika. Čia buvo pririšta, bet nusiviniovė šonus. Ten per tą kilpą buvo pririšta. Matosi. Bet gręšiu kiauris kelias ir bus tada liuks. Bandom tempti. Žiūrėsim, kaip gaunas. Taip, neutralus. Biškiu. Ai, kol sušylui. Opa. Labai lengva su juo ir apsiversti. Kaip pusiau lankstosi. Vėl užgesa pats, smart technologija. Aišku, įtempimo pasiliko. Nėra gerai, bet... Bet ir atitempsim greitai. Gerai, neštis perforatorių, imtis darbo. Vienas skylė yra. Dabar kitoj pusė, taip pačioj vietoj. tą patį trosą permesiu, čia kažką uždėsiu, suksiu ir bus viskas. Nu ir antras skylė jau gatava. Čia, dabar nusiimt trosą reikia kažkaip.
Nu ką, viskas padariau. Aišku, tos, jeigu nusimti, sukabinti, negalim varyti. Aš dėjau vamzdį ir per kilpą kišau ir užsukau tapą, nes tik po vieną tai turėjau. Abiejose pusės taip pat padariau. Blogiausia atveju nutrūks. Tai tada reikia šiaip ilgas rėgis, geriausiai būtų ilgas rėgis, veržlė didelė šaiba. Čia paskui kilpa su didelė šaiba, pritvirtina ir viskas. Arba lėkiu pramėginti. Viskas baigęs, trosas neatlaikė. Matos, trosas neatlaikė. Opa. Tai aš to ir tikėjausi. Dabar reikia man atsiversti gerą poziciją, kad būtų galima išimti lauk trosus. Reiks naujo trosą pribūti, šiaip gal grandinė geriau, net aš galvoju. Nu, reikia biščia parident dabar į priekį, viskas. Po 10 minučių važinėjimus, kas beliko iš metalo. Kilpa viską nuvaja. Nu, žodžiu, pjaunu šalin, varysiu, šausiu ilgas rėgį, dvi didelės šaibas ir все. Ir viskas. Ir paskui naują trosą storesnį. Ir varysti į trasą. Ką, buvau miestį, nusipirkau viską, ko gali reikėti. Trosą, ilgasrėgį per stulpą, porą kilpų gale, suksiu čia, persuksiu, su svarke apvirinsiu, kad neatsileistų, iš kitos pusės šaibą, veržlė, trosai suveržti. Tai tada laikyti, trosas yra storesnis negu anas. Ten buvo 5 mm, 8 mm ir anas buvo padroštas, tai dėl to jis ir nutrūko. Gerai, tos pasidariau, sustrumpinau, užvirinau galus, kažko nesufokusuoju, kažką fokusuoju ten, ko nereikia. Žodžiu, užvirinau galus, metu šaibas, kišu per skėlės, priveržiu, metu trosą ir viskas. Nu, žodžiu, išmečiau kilpas jau, prisiveržiu, kad labai stipriai, daug neveržiu, kad nepersuks rėgių, tai tiesiog priveržiau, einu dabar atsinešiu trosą.
ką, viskas gatavas. Čia dar nuo seno, to paėmiau trosą, įmečiau papildomai pamažiuką, kad tikrai jau tas neįsprūstų ir dar tas būtų papildomai stipriau abi pusės. Čia 2, toj varau, pasidėsiu raktus ir varysim prabandyti. Ką, kurim žvėrį? Oi, ta žvėris nepasiduoda. Belarusas. Let's go! Let's go! Visada pas mus oras nekoks, vėjas. Buvo vienu momentu atšilėjau, buvau pagalvojęs, jau tai bus gerai, bet sklydau. Nu ką, pralėkiau, biškį pralyginau. Ant žolės, ant kietesnės dirvos ir panašiai pradėsai kapotie, nes yra labai smailus tas kampas. Prieš tai buvo ant labiau už apvalinto kampo, tai taip nešaknėjo, o dabar šaknėja. O aš vis sako, daryk ant to lygesnę. Nu, tai padariau, tai pasiekmės tos, kad šaknėja. Bet tik ant velėnus. Ant velėnus nelabai mes įtampysim. Tampysim ant juodos žemės, kur yra ganykla. O ten velėnos nieko nėra. Tik raštuose gal biškį, tai kad biškį užkliūsi po. Tai nelabai yra aktualu. Aišku, būtų galima padaryti tos metalinės slėdės, nes prisikeltusi nuo žemės, tam 5-4 mm ir turėtų ant ko slysti stabiliai, tiesiog jisai šokinėtų, bet gal ne tiek, bet kirstų viską, geriausia būtų peilis prieki. Kaip įeina čia pagal apačią peilis ir suslidė, tada jisai nešakinėtų, tiesiog nupjautų viską su savim stumtųsi šalia ir kartu ir viskas. Bet čia tik pralyginti. Melžyklui, kur yra karvės kaip parsivarom būna, nes su padangom kaip palyja yra lievai. Padangos jos yra taip laukia pagal dirvą, jeigu yra tam tarkim bala ir padanga įlenda ir iškabina visą žemės lauką. Ten lieka vis po kiekvieno lietaus vis gilesnė duobė ir automatiškai štai stoja bala, drėgmė laikus. Tai todėl tik lietingom dienom ir iš po lietaus su to stulpu praeisime viskas. Tiek te bus naudojimas. Nebent kažką dar daugiau sugalvotume. Gerai tada, iki greito.